Sveiki visi, ačiū už žemimą. Šiandien pas mus prie stalo, prie šito apvalainojo stalo, prie kurio sėdi tik riteriai, vėl Imantas Melenas, istorikas ir buvęs VSD pareigūnas. Labas, Imantai. Labą dieną. Ir su tai mes pradedam žadėtą ciklą, kiek tai bus laidų mes kol kas nežinom, tačiau kiek jų bus, tiek ir bus gerai. Apie tai, kaip ruso nacistai, aš mėgstu vartoti šitą sąvoką, nes labai teisingai ir istoriškai pagrįsta, kurstė, sponsoriavo ir visai puoselėjo separatizmus savo kresuose. Taip. Klausom, pirmoji laida. Dar tarnaudamas atkreipiau dėmesį, pasidairydamas, reiškia, pas mūsų kaimynus, ypač pas tas vadinamasias buvusias sovietinės respublikas, kad daug kur daro Rusija panašiai ir visai bando sukelti separatistinės nuotaikas ne tik kitų tautybių gyvenančių vienoje ar kitoje valstybėje, bet jeigu regionas jiems yra aktualus, tai bandydavo tokias nuotaikas sukelti ir pagrindinės titulinės tautos etnografinių grupių atstovų tarpe. Arba net, jeigu ir šitų nėra, o tas regionas visgi aktualus, tai bandydavo, sakykime, imituoti neegzistuojančias etinės grupės, buvo kuriami atitinkami naratyvai ir daugiau ar mažiau pasirodo ir straipsnių, iš pradžių popieriniai spaudoj, paskui internete, arba net buvo kūriamos organizacijos, kurie turėdavo įtikinti, reiškia, visuomenė, kad štai šitoj valstybėje X yra didelės problemos. Tai pradėjau tokią medžiagą rinkti, per eilę metų susirinko jos nemažai, iš esmės visom buvusiom sąjunginiam respublikom, taip vadinamom, jeigu neskaityti pačios Rusijos, tai būtų 14. Paskui dar... Atsiprašau, vienu metu buvo Karela-Finskaya dar. Tai vat aš norėjau pasakyti. Okay, paskui apsižiūrėjau, kad be sąjunginių respublikų yra tam tikros teritorijos, kurios, sakykime, ne visai teisėtai Rusijai priklauso. Nors iki paskutinio momento tarptautinė bendruomenė taip užmerkdavo akis, kad lyg tai čia jau vidinis Rusijos reikalas. Tai turbūt pirmiausia reikėtų paminėti Ičkerijos Čečėnų Respubliką, kuri praktiškai buvo jau tarp valstybiniai santykiai, tarp jos ir Rusijos pradėjo bent jau nusistovėti tarpusavio pripažinimas, viskas, kol neprasidėjo antras karas. Panašiai gravitavo į tą pusę Totorija, tik jie apsėjo be karo, tačiau taip, palaipsniui ir savi pinigai atsirado ir taip toliau, kol Jelciną nepakeitė Putinas ir griežtai tos dalykus užgniaužė. Taip pat mes turim prisiminti valstybę egzistavusiai 44 metų Tuvos liaudės respublika, kuri, nors žinoma, ten režimas buvo absoliučiai valdomas Maskvos, tačiau tai buvo vis dėlto tarptautinės teisės subjektas, sakykim taip. Na ir pagaliau jūsų paminėta Karelo-Suomijos sąjunginė respublika. Tai šiandieną gal einant to geografiškai nuo šiaurės vakarų, nuo jos ir pradėsim. Jo labiau, kad jeigu kas darėsi pas mūsų kaimynus, aš turiu omeny kitas Baltijos šalis, ne tik Baltijos, bet pirmiausia, be jokios abejonės, lengviausia lyginti su Latvija ir Estija, tai mūsų visuomenė, bent jau besidominti jos dalis, gal gan neblogai įsivaizduoja bendrais bruožais, kas buvo ir kaip, ir kas yra dabar. Tai apie Kareliją dažniausiai žmonės žino labai nedaug. Iš pradžių porą žodžių apie tai, kas tokie karelai. Karelai yra tauta, kurios pagrindinis skirtumas nuo suomių, tai yra tikėjimas. Jeigu suomiai ilgą laiką priklausė Švedijai, labai ilgai, nuo 13 amžiaus iki pat 19 pradžios. Ir atitinkamai, kaip švedai iš pradžių buvo katalikai, paskui, kai Švedija perėjo į liuteronų tikėjimą, atitinkamai ir Suomiai po šiai dienai yra liuteronų tauta, tai karelai, būdami
Naugardo kunigaikštystės įtakoj tapo stačiatikiai. Bet, kas įdomu, tauta yra, o kalbos karėlų nėra. Yra 3 dialektai, bet negalima sakyti, kad tai yra karėlų karėlų kalbos dialektai. Tai vienas yra tiesiog karėlų, tai etnografinė grupė, kuri save tik tai taip ir vadina, jokio kito tautovardžio nenaudoja. Tai jų dialektas yra artimiausias literatūriniai suomių kalbai. Jie ir gyvena, visa maždaug vakarinė, bent jau iki tol, kol nebuvo tauta nustekenta, visa tos respublikos vakarinė pusė maždaug. Paskui yra vadinamieji lyvikai, tai gyvena Priažos ir Olonėco rajonuose, jų yra daugiausiai iš visų karėlų. Jie ir į save skaito karėlais, bet karėlais lyvikais, nepainioti su lyviais Latvijai, labai panašus pavadinimas. Ir pagaliau yra liudikai. Šitų yra mažiausia. Jų tarmė tai yra jau vepso, kitos ugrofinų tautos kalbos dialektas. Kitaip sakant, tie tikrieji karėlai šneka suomiškai, vietinė atmaina, liudikai vepsiškai, o per vidurį gyvenantis lyvikai, tai jų yra maždaug per vidurį ir ta kalba. Ir jeigu būtų protinga politika, kadangi jų ir daugiausiai yra ir jie centre gyvena, gal galėtų tapti kaip ir literatūrinės karėlų kalbos pagrindų, bet taip neįvyko, nes Rusija visada labai bijojo to, ypač suomiškos įtakos, o ir aplamai, kadangi visai šalia Suomijos, bet kokio to karėliško tautiškumo išraiškų. Tai buvo viskas daroma, kad užkonservuoti šitą situaciją. Ir daugiau ar mažiau, bet labai nedaug, buvo leidžiama periodikos, šiokios tokios literatūros visais tais 3 dialektais ir dar ir pačia vepsų kalba, kurie gyvena į pietus nuo Petrozavodsko, nors jų ten 3000 kažkur viso labo karėliai. Bet pabrėžtinai ta irgi vepsų kalba visur buvo kišama kaip viena iš vietinių kalbų, kad dar daugiau jų būtų. Ir pagaliau literatūrinė suomių kalba, kuri neišvengiamai, kadangi buvo poreikis bendrinės kalbos, išvystytos literatūrinės normalios kalbos, jinai irgi figuravo. Kai tokia konkurencija, ar kaip čia ją pavadinti, tų skirtingų tarmių, kalbų ir panašiai giminingų, realiai iš to laimėjo rusų kalba, jo labiau, kad tai nebuvo vien tik natūralūs procesai, o buvo nuolatinė carinės, o ypatingai sovietinės Rusijos politika, Sovietų sąjungos, sakykim taip. Ir paskutinis etapas karėlų sunaikinimo, tai dabar prie fašistinio Putino režimo vyksta. Tai aš čia trumpai pristačiau, kodėl tokia tauta ir viskas. Dar vienas dalykas, dėl gyventojų skaičiaus, ta prasme procento karėlų. Jeigu pačioj pradžioj, kai buvo sukurta karėlų autonomija, jie sudarė virš pusės visų gyventojų, tai ir toksai patenkinamas procentas. Maskvoje pažiūrėjo, kad čia negerai. Paėmė ir prijungė 2 apskritis grinai rusų gyvenamos. Rusų pomoro, kurie palei Baltosios jūros pakrantę gyvena nuo Archangelsko iki pat pietinės dalies Murmansko srities. Tokiu būdu jau karėlai pasidarė mažuma. Tada, kai buvo, mes dar grįšim prie šito, Rusijos ir Suomijos karas, teritorija, kuri buvo atplėšta nuo Suomijos, irgi buvo įjungta į tos respublikos vadinamosios, kurie jokia ne respublika prie sovietų, aišku, buvo viso labo administracinis vienetas, tos buvusios suomiškos teritorijos, bet čia reikia žinoti labai svarbų dalyką. Suomių dėl to nepadaugėjo, nes visi 400 000 žmonių, kurie gyveno tenai prie Vyborgo ir tose teritorijose nusavintose, jie visi organizuotai išėjo į Suomiją.
nuomonės yra visokios, kad štai nebūtų išėję, tai tas kraštas iki šiol turėtų suomišką fizionomiją, sakykime taip. Bet vadovybė Suomijos, manau, kad pasielgė vis dėlto teisingai, nes teritorijom, bet svarbiausia žmonės. Tie žmonės buvo išsaugoti, jie buvo išsaugoti suomių tautai, Suomijos valstybei, o dėl teritorijų gražinimo visaip gali pasisukti, nes mes puikiai žinom, kad šalis, kurios yra agresyvios, jos anksčiau arba vėliau užsirauna, sakykime, per daug bando apžioti, apriepti ir paskui pralaimi ir tada jau prasideda išparceliavimas jų kontroliuojamų teritorijų. Aš nežinau, kada tai bus, ar iš viso bus, tikėkimės. Bet prie šito dar galima bus grįžti. Manau, šiuo metu Suomijai tos nuotaikos stiprėja. Jeigu ilgą laiką buvo Suomijai nuotaikos, kad viskas, mes pasipriešinom, mes atstovėjom savo nepriklausomybę, bet jau yra kaip yra. Aš kalbėjau tais laikais su Suomiais čia atvažiavusiais. Ir mes jau nepretenduojam, velniai nematė. Čia 90-ųjų pradžia? Ar dar sovietmečiu? Net ir dar prieš kokius 10 metų. Dar visai neseniai jo, palyginus neseniai. Tai dabar nuotaikos keičiasi, po to, kai mato, kas darosi, kai išdarinėja Kremlius, galų gale apsisprendė Suomija įstoti, kaip ir Švedija, į NATO. Tai tinkamai šiuo klausimu nuotaikos labai sparčiai keičiasi. Bet mes dabar ne apie Suomiją. Pačioj pradžioj buvo 18 metais įkurta Karelijos valstybė. Būtent dabartinės Karelijos Respublikos vakariniai pusiai sostinė buvo Uhtos miestelėje, dabar jis vadinasi Kalevala, nepainiot su Uhta Komijos Respublikai, labai panašus pavadinimas. Ir jie gan sėkmingai laikėsi iki pat 22 metų. Žinoma, galutinis tikslas tai buvo prisijungti prie... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emūra. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.